Na, o jūrą ar šlapinotės, ar jau vis tiek kažkaip su europėjom, gal jau nebe? Šlapinausi bei mokiausi tarmių. Už tai, kad prie jūros šiemet pirmą kartą išgirdau, kaip Boba ėjo iš pliažų su vaikais viršų iš paplūdimio ir sakė, kur čia galima ledus nusipirkti. Aš pirmai pagalvojau, kad Boba apie šviestuvus kalba. Boba ledų norėjo, sakė, ledus, kur parduoda. Tai prisiklausosi jaunųjų komikų turbūt jau keičiasi akcentas iš tiesų. Na, turime tai užkardyti, gerbiamą Rugilę. Reikėtų inicijuoti, gal vis tiek turite prieigą prie Seimo įstatymų kūrybos, kaip nors gal kokių bausmių žiauresnių už kalbos darkymą. Na, pavyzdžiui, liežuvį nupjauti, na gal čia aš daugiau taip juokais gal. Liežuvį nupjauti būtų per brutalu, už tai, kad žmogus tada būtų atimta iš jo kalbėjimo dovanėlį. Už tai, kad tuomet tada gal tik tai ženklų kalba. Na, bet aš čia obraznai pasakiau, figuratyviai gal daugiau. Ne, manyčiau, kad pradžiai pakaktų prasižengusius iš transliuotojus, radio ir televizijos žmonės, tos tvarios, kaip sakoma, rusai sugalvojo TV žmonės vaidinti tvariais, TRV parašo dideliam raidėm. Ir reiškia, užtektų dviratį padaryti, tiesiog patikištų vatos tarp pirštų ir padegti. Anksti ryte, teisingai. Na, o gerbiamo Audriaus Giržado, kiek laidų pažiūrėjau? Visas. Na, kas gal highlightų kokių atsimenat? Nėra, ten viskas ten nėra klaidų, ačiū Dievui. Eina palei raidę. O highlightus kokius gal įsidėmėjot? Įdomesnis svečias, koks repo gal kultūros atstovas? Kad visi svečiai įdomus. Aš varčiau pasakiau svečiai kaip ledus. Svečiai ledus. Jo, iš ties labai gera raida. Žiūrėjau net ir kartojimus per vasarą, nes per vasarą viską reikia kartoti. Net kartojimus žiūrėjau. O kad YouTube'e pasižiūrėt, bet kada aš atsisakiau. O kodėl? Už tai, kad pas mane VPN'as pajungtas per Rusiją ir ten YouTube dabar atjungia.